Ar yra tekę kada nors gauti tokį Zeblock sąsiuvinį? Esam gavę. Taip, esam. Kažkada esu pasiskolinęs iš brolio, kuris turėjo stalčiuje. Gavau universitete, kai ėjau į paskaitas. Aš esu gavęs, bet nežinau, kur neprisimenu. Kažkur gal dalino nemokamai. Savo fakultetą ekonomikos gavus esu nemokamai. Įeinant į fakultetą prie durų dalindavau. Taip, ir ne vieną kartą yra tekę gauti. Ir naudingi būdavo visai, pirmam, antram kursai ypatingai. Ar naudojai? Naudojau, bet daugiausia savo užrašam arba eskizam, nes, kaip matot, daug eskizuoju. Lenkų kalbos paskaitom labai gerai buvo. Būdavo, kad tik tai lapus kelis išsiplėšė iš sąsiuvinių, bet būdavo, kad ir visą prirašydavai pilną. Aišku, fainai ir į kompą rašytis, bet į sąsiuvinį daug patogiau, manau. Ypač matematikai tuos su langeliais, ekonometrijai visus ten prirašydavau. Labai gerai, niekad praktiškai neteko pirkti. Čia pats tas studentam dar ypač, kai jisai yra nemokamas. Kas labiausiai patinka juose? Kartais kokia nors būna įdomi reklama, bet kad gali pasižiūrėti, pasijuokti. Prisimenu picų reklamą, prisimenu kontraceptinių tablečių reklamą. Bilikiškių pieno, man atrodo, buvo pieno produktų per kažkokią paskaitą tiesiog spalvinau tą būtent reklamą. Kiek pastebėjau, ten labai daug nuolaidų studentam ir panašiai, tai kartais pasinaudoju. Tame dažnai būna maisto reklamų ir kai tu sėdi paskaitoji kokioje trečioje, antroje ir tau reikia susikaupti mokslus ir tenais pamatai, nežinau, kai čebureko reklamą, tai biškai pradeda skrandukas garkti. Kažkada e-taksi mačiau ir po to kažkiek laiko buvo tekę pasinaudoti paslaugomis. Bet ar naudojasi būtent dėl to, kad pamatei reklamą? Tiksliai neatsimenu, bet gali būti, kad pirmą kartą e-taksi gal ir pamačiau sąsiuvinį, kad... Jeigu jinai būna ten tikrai informatyvi ir tikrai suranda tą žmogaus nydą kaip ir tą poreikį, tai jo, kodėl ne? Tai būna tikrai geras dalykas.